Sveiki visi. Nu ką, praėjo truputis daugiau kaip savaitę, kai aš buvau šitam lauke. Patys matėt, koks buvo tas kopas su Jekaterinos rubliu. Tikrai buvo šaunus kopas, tai už savaitės atvažiavau, galvoju, galbūt supeštas tas laukas, bet kur tau? Viskas taip, kaip ir buvo. Dar nesuskustas tas laukas ir neužsėtas. Tai čia man pasisekė iš tikrųjų. Nu ką, šiandien pavaikščiosim, gal kažką įdomesnio išeis pakelt šitam lauke. Gal vėl koks rublis papuls. Tikiuosi, aišku. Visada, kai eini į kopą, tai svajoju pakelt rublių, auksinių daiktų ir taip toliau ir panašiai, bet dažniausiai būna šnipštas. Dažniausiai randam ten vieną kitą monetą, jeigu pasiseka įdomesnė, tai labai gerai. Tai ką, bičiuliai, einam prasibėgsim per šitą laukelį ir pažiūrėsim, ką čia galim dar rasti. Tai tiek kol kas einam, ieškom, randam. Čia signalas 34 iki 38 video įrodo ekvinokso. Čia jis kažkur. Nu, pažiūrėjau. Čia. O čia vinukas varinis, va toks. Kažkur jisai buvo, kažką laikė. Toksai kaip dekoratyvinis buvęs, matosi. Gal kažkur balne buvo. Arba ant arklio pakinktų. Įdomus. Paprastai tokių varinių vinukų nieks nedarydavo, tik pagražinimams. Įmam. Signalą, kaip ir matot, turim čia iki 57, nu kem 6 nepakilo. 8,7 panašiai rodo. Jo, kem 5,7 dabar. Nu, žiūrėjom. Čia kažkur buvo užgaudęs, nu čia jis kažkur. Kuris? O, apie balus kažkas. Ja, ir čia yra Nikolajaus antrojo 1/2 kapeikas. Nastovis atitinkamas smėlį, gražiai išsilaiko. Vienzelis dar gražus. Raidė N kirilicoj ir apačioje jos dvejetas. Įmam. Šįkart signalas 3839. Čia kažkur aš iškasiau. Aš jaučiu. Bet kažkur čia vyručiai. O čia hebra. O čia yra muškietos kulka. Kažkas pametė. Įmam. Šiek kartą ekvinoksas rodo nuo kem 7 iki 50. Atrodo, šitą šlaitę čia turėtų būti. Ne, išmečiau. O čia yra, kas čia yra pas mus? Na čia kaip saga kažkokia. Neaišku, ar čia saga, bet greičiausiai gal ir buvo kažkokia. Čia turim signalą 36. Kas čia mums šį kartą iškrito? Kur? O čia moneta, matau. Ai, ne moneta, čia yra saga. Nuselė nenulūžus, bet užrašų jokių nėra. Įmam.
Čia signalas 8,990. Labai malonus ausiai signalas. Pas mūsų yra. Čia kažkur. Čia yra apvalus. Ir čia. Jo. Jo, ir čia. Čia yra moneta, dinga. Išsilaikys gražiai 1,735 berods. 1,735. Tokia va dinga. Realis gražiai dar dvigalvis išsilaikęs. Super. Įimam. Einam, ieškom, randam. Signalas buvo 20 ir va toks antpirštis iškrito. Gaila, kad sulankstytas ir palaužytas. Buvo naudojamas rūbams adyti, kad į pirštą neįsidurtų. Įimam. Čia signalas nuo 59 iki 63. Iškasiu. Dar neiškasiu. Čia hibridė. Kažkas negerai su signalu. Čia duobė yra. Ir matau, čia yra apvalus kažkas. Taip. Ir čia matau 10 pfenigių. 10 pfenigių. Kokie čia tie metai? 1,91, kit nebesimeta toliau. 1,91. 10 pfenigių. Deutsches Reichspfennig. Realis dar matas. Nikelio moneta, tai nelabai išsilaikęs. Įimam. Čia turim signalą 18,20. Žiūrim, kuris čia yra. Čia jis. Dar aš jau jį iškasiu. Čia labai smulkus objektas. O čia saga buvus. Mažytė sena labai jinai. Žalvarinė. Įimam. Čia signalas nuo 47,49. Čia kažką aš išmečiau. Nuo mūsų rasto objekto. Čia. Ir kasgi čia yra. O, čia kažkas. O čia kažkoks tai žalvarinis kaip nuo stalčiuko kažkokio. Uit, atidaro. Kaip jau vieną kartą sakiau. Pinigėlius įdeda. Uit, uždaro. Rankenėlę radom. Dabar reikia rasti stalčiuką ir monetas. Einam, ieškom, randam. Čia turim įdomesnį signalą. Čia kainuosas rodo iki 92 nuo 84. Neiškasiu. Dabar turėčiau būti paėmę. Šokinėjantis signalą. Žiūrim. Kažkas yra moneta, ja. Yra, draugai, moneta, ja, čia Ponitovskis jau matau. Ja, Ponitovskis čia monetčikė. Dar gražiai išlikus. Čia ir portretas dar matas. Graži moneta. Įimam. Čia signalas tokiam 6 rodo. Į juodą irgi muša. Čia kažkas tai, vamzdelis kažkoks.
Jo. Varinio vamzdelio gabaliukas. Ir čia turim tokį signalą nuo 8.1 iki 8.4. Pažiūrėk. Čia kažkur turėtų būti. Tas mūsų signalas. Čia kažkur. Va, iškrito. Čia yra moneta, yra vyručiai. O čia yra dinga dar viena. Žiūrėsim, metai kokie čia ir matosi. Jo, metai 1,746. Tokia vadinga. Erelis jau apstrynės biški, bet dar pasivalys bus normaliai. Įimam. Čia signalas pačiam viršui. 7,51. Kas jie? O. Yes, vyručiai. Čia yra 6. Žiūrėk, gal metai dar matos. 1,756 galbūt, nu panašiai. Sunku žiūrėti iš tikrųjų. Ar gal geriau matysis jums. Lenkiškas berods 6. Irgi su technika prabrauktas keletą kartų. Įimam. Nu ką, tiek to šiandieninio kopo. Kaip matėt, visai neblogai čia mums pasisekė. Rublio nepavyko surasti šį kartą, bet iškrito 1,6, tik vienintelis sidabriukas šiandien. Keletas dinga, dar ten Nikolajaus moneta, porą vokiško monetų. Nu, iš tikrųjų, neblogai prasėjau, bet jau iš tikrųjų ir tų šviesių signalų mažokai liko ir turbūt aš jau gerokai prasivaikščiau ir nudaužiau viską. Visą tą viršų reikia laukti, kol vėl kažkas tą dirvą padarys. Galbūt suars ūkininkas, tai vėl, kaip mes mėgstam sakyti, išdygs tų monetų galbūt, o gal ir ne. Nu, pagyvensim, pamatysim. O šiandien tiek. Draugai, bičiuliai, tai ką, norėčiau palinkėti visiems nei kamštelio porytę ir susitiksim greitų metų kitam lauke. Einam, ieškom, randam.